Nuo seno kinų išminčiai siekia nurodyti į absoliutų ir neapriepiamą principą, tvarką, natūralų kelią, su kuriuo sąmoningai susilygiavus yra realizuojama nepriekaištinga gerovė. Šį principą jie įvardino kaip Dao, o aš dabar tai dažnai įvardinu kaip visuotinę darną. Tad visuotinės darnos negali užčiuopti ir išskirti, nes ji be pradžios bei pabaigos ir yra tobulame susilygiavime su viskuo. Ir visgi tai visuotinė darna, kuri nepriekaištingai juda kaip viskas ir viskuo pasirūpina. Žinant tai ir gerai šį faktą atkreipiant dėmesį, tu gali pradėti jausti šios darnos beribę galią bei malonę esamajame momente ir tada leisti jai be pastangų atskleisti tavo didžiausios gerovės kelią. Viskas iš esmės yra, tai yra būtis. Ir visa gyvenimo įvairovė yra paprasta kaip buvimas. Tačiau, kad pagilinti to suvokimą, galima sakyti, jog tai vienas Dievas savo amžiname ir beribėme santykyje su savimi, į kurį įtraukta viskas ir viską jungia tyras meilės rezonansas. Tad su šia gera žinia yra amžinas pakvietimas tiesiog sąmoningai mėgautis buvimu ir jausti jo vientisumą, kuris viską judina natūralioje harmonijoje. Tai, ką patiri, yra tavo nenutrūkstama energijos tėkmė. Ir jeigu jai nesipriešini, kad ir kaip pasireiškia tavo patyrimas, gali lengvai ją pakreipti norimą kryptimi. Tačiau pirmiausia turi pasiduoti gyvenimo tyrumui. Tuomet tas pats tyrumas visą galios tėkmę atkreips į tavo nuoširdžiausią valios išraišką. Čia susijungia pasidavimo ir priėmimo bei valios ir fokuso keliai. Tai vyriškos ir moteriškos energijos balansas, kuris pasireiškia kaip vientisa meilės galia. Linkiu atkurti šį balansą ir patirti savojo širdies kelio sklandumą. Visos gyvybės formos kanaluoja tą patį beribį šaltinio intelektą, tik kiekvienoje formoje jis kitaip išreiškiamas. Ir visgi visur gyvena ta pati išmintis, kuri apima viską vienijančią visumą. Tad nors ir mes šiose žmogiškose formose tiesiogiai nematome tos platesnės visumos, mes turime giluminį intuicijos jausmą, kuris mus veda iš momento į momentą, remiantis beribio intelekto išmintimi. Tačioje patyrimo formoje tampa labai aktualu įsijausti į savo giliausią įžvalgą bei pajautą, kuri kiekvienoje situacijoje jaučiasi geriausiai bei harmoningiausiai. Ir tuomet sekti šiuo jausmu pasitikint beribių gyvenimo išminties atsiskleidimu. Būtent taip mes kaip žmonės tampame vis atviresni bei pralaidesni šaltinio meilės bei išminties kanalai.
Esant kūno ir proto atvirumui, mes kartais galime pajausti dvasios judesį, kuris netikėtai bei nepaneigiamai, lyg žaibas, pereina per mus, kaip perkūnas pereina per kūną. Ir kad ir kokios žmogiškos reakcijos iškiltų, išmintis yra palikti jas ramybėje ir tiesiog žinoti, kad tu ir esi ta dvasia, kuri lik išvilioja dėmesį iš susitapatinimo su kūno ir proto apibrėžimais. Nejudantis aplenkia viską ir vis tik juda per viską toliau, lik elektra, nuo kurios viskas priklauso. Tad iš esmės viskas yra viena nepriekaištinga dvasia, kuri geba sapnuoti, kad tokia nėra. Bet tai tik laikinas sapnas ir štai tavo skambutis savo. Pabudimas į savo beribę savastį užtrunka tik akimirką. Štai ir tu, štai ir tavo beribės savastis, kurios dėka patiri visą gyvenimo kaitą. Kad ir per kokias patyrimo formas tu dabar save patiri, tai ta pati beribė savastis. Tačiau sąmoninga šios sužadintos nuovokos integracija gali vykti visą fizinį gyvenimą. Juk iš dalies tam šis gyvenimas ir yra. Kad patirti beformę savasties įsikūnijimą per formos evoliuciją ir mėgautis šiuo šventu virsmu. Tad pripažink savo beribę savastį ir įgalink save gyventi kaip tai, su pilnu savęs kaip beribės visumos priėmimu, su pilnu pasitikėjimu savo tyra intuicija akimirkoje ir atitinkamu šios visumos atspindėjimu per savo fizinę raišką. Vėl ir vėl, kol tai taps natūralu kaip kvėpavimas. Ir žinok, jog su kiekvienu įkvėpimu bei iškvėpimu ši šventa integracija tęsiasi toliau. Mums pažįstamo pasaulio sąlygotas protas žino tik ribotus sąlyginius dalykus. Tačiau kaip iš momento į momentą gyventi laimingiausią gyvenimą, žino tik intuicija, kuri yra beribės visumos transliacija, kurią jauti visu savo kūnu. Laimės vaikymasis per sąlygotą protą yra pragaras, o laimės įgyvendinimas per tiesioginę intuiciją yra rojus. Ir be abejo, sąlygotas protas turi savo rolę rojuje, tik jie nėra pagrindinė. Tad visas nerames mintis panardink savo beribės savasties ramybėje ir pajausk, kaip ši beribė savastis jaučiasi tavo kūne. Tuomet kelias taps aiškus. Multidimensinė magija slypi mūsų širdise. Tai reikia tai atpažinti ir leisti jai tekėti. Ir tame spontaniškumas susitinka su numatymu. Mumise slypi didi vizija bei daug sąjungininkų, pasiruošusių padėti ją išskleisti per mūsų savitą kūrybą. Ir daugiau nereikia nieko žinoti, tik pradėti
pasitikėti ir mėgautis.